Tai kaipgi mums sekės meškos ieškoti? Dabar kviečiu ir pasižiūrėti. Aišku, viskas prasidėjo nuo kelionės iš Kauno į Riešę, kur susitikom su laukinių gyvūnų globos centro specialistais, aplinkos apsaugos pareigūnais, kolegomis iš LMŽD, vietiniais medžiotojais ir padėti atvykusiais savanoriais. Vėliau prie mūsų prisijungia ir aplinkos ministerijos atstovai. Aplinkos ministerijos atstovai turėjo leidimą dėl meškos išėmimo letaliuoju būdu, tačiau mums atsisakius prasidėjo diskusijos dėl GPS antkaklio uždėjimo. Tuo tarpu mes jau turėjome informaciją iš vietinio medžiotojo, kad pas jį apie 10 val. Ryte meška perbėgo kiemą. Tai užfiksavo jo kaimynas ir jam paskambino, kad perspėtų šeimą, kad geriau eiti į namus, o ne žaisti vaikams lauke. Kol vyko diskusijos dėl leidimų, patraukėme apžiūrėti teritorijos, kur buvo pastebėta meška. Deja, nieko ten neradome ir grįžome atgal. Neužilgo buvo gautas pranešimas, kad meška pasirodė Purnuškių kaime. Skubiai visi pajudėjome į įvykio vietą, tik atvykus pamačiau, kaip aplinkos apsaugos pareigūnai rodo pirštu į krūmus, iš kurių išlenda meška. Žiūrim visi akis išpūtę, kaip 40 metrų nuo mūsų prabėga meška, keliam dronus į orą ir ieško meškos. Pamatome, kaip meška prabėga per molėtų plentą ir juda sodybos link. Aš sėdu į automobilį ir įdu tos sodybos link. Sodybos kieme matau moterį žaidžiančią su vaiku ant kiemo ir sakau, ponia, eikit namo, meška ateina. Moters reakciją reikėjo matyti. O tuo pačiu kaimynas bėga gelbėti savo avių, kurios randasi prie miško, bet avis pajutusios mešką greičiau atbėgo iki jo pačios. Dairausi, kurgi ta meška ir su termodronu matau, kaip ji išlenda iš miško. Meška savo ramiai, be streso, traukia link kelio, kur ką tik aš pravažiavau. Žmonės taip pat stebi, kas vyksta. Girdžiu, atvažiuoja pastiprinimas, o meška tuo metu eina per kelią. Tik jis spėjo įlįsti į mišką, per tą vietą pravažiuoja likusių kolegų automobiliai. Seku mešką mišku, kai tuo tarpu kolegos kabina švirkštą ant drono. Mano drono baterija jau į pabaigą ir matau, kad turiu kelias minutės, bet manęs pakeisti dar nėra kam. Kolega taip pat kelia droną su migdomaisiais į orą ir skrenda meškos link, o aš jau priverstas skristi atgal. Paskutiniu momentu meška įlenda į mišką ir dingsta iš akiračio, taip ir nespėjus jos užmigdyti.
Greičiausiai tą padaryti Vilniaus miesto teritorijoje būtų buvę žymiai lengviau, kad ir su migdomuoju šautuvu. Tuo tarpu mes laukiame naujos informacijos ir vykstame tą kryptimi, į kurią, kaip manom, nuvėjo meška. Tuo pačiu sulaukiam skambučio, kad vis dėlto yra gautas leidimas iš aplinkos ministerijos uždėti meškai GPS antkaklį. Atvykus į vietą, dar gerą valandą ieškojom meškos, bet taip jos ir nebepamatėm. Sukilo vėjas ir pradėjo po truputį lyti. Tai teko nutraukti paiešką su dronais, nes ir numesti švirkštą iš dronų su migdomaisiais ant meškos per tokį vėją būtų labai sudėtinga. Tai va tokia įdomi ir neišdildomą patirtį teko apturėti, kaip paaiškėjo vėliau, sužinojome, kad meška patraukė Molėtų Pabradės kryptimi. Tikimės, kad atsakingos institucijos padarys tinkamus sprendimus, o mes medžiotojai visada esame pasiruošę padėti. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitą kartą.